Nemanau, kad čia šitą komandą, kad mes turėtume džiaugtis vienu tašku. Tikrai komanda mums buvo įveikiama ir jinai nėra tokia stipri, bet jinai pasižymi, būtent jinai labai kibi tokia komanda. Žaidžia, paprastą tokį futbolą, nuo savęs muša, spyrė, kaip mes sakom, nei patys žaidžia, nei kitiem duoda. Ir gal su graikais galima būtų asociaciją kažkokią turėti. Ir tikrai labai tokia neparanki komanda. Bet šiandieną pas mus labai silpnai sužaidė centro puolėjas Laurynas Stonkus. Pirmą kėlinį už kamuolių visiškai neužsikabina, mes negalim, nepriima jisai, neišeinam į ataką, saugai atidavė kamuolį, toj turi bėgti gintis. Tai labai psichologiškai veikia, vargina ir tikrai sunku saugam. Toliau labai prastai sužaidė šiandieną kraštiniai saugai. Pirmą kėlinį gal Ramonas buvo vienas praėjimas, ten tik tai toks, kur be reikalo iki linijos ėjo, galėjo anksčiau daryti. Ant Mockaus praktiškai iš vis praėjimų nebuvo, visi kamuoliai visi eina į vidurį, lenda ant žmonių. Tai jeigu mes kamuolio į baudos aikštelę nepasiunčiam, kaip galima tą įvartį muš? Tikėtis, kad iš toli kažkas įmuš. Buvo porą keletą, Stanevičius pramušė neparuoštų tokių iš toli, bet neįmuš iš tokio atstumo. Vartininkas stovi patyręs, geras vartininkas. Taip, kad šiandieną atakoje mes tikrai labai prastai sulošiam, o kadangi pasikeitė gynybos grandis, tai manau, kad gynėjam priekaištų didelių nėra. Jie praktiškai buvo paleido vieną momentą, turėjo jie visą laimę, kad jų centro tas puolėjas pramušė tiesiai mūsų vartininką, galėjo liūdnai baigtis. Bet taip, didžiulių pretenzijų tokių nėra. Bet kūryboje kraštiniais gynėjai mūsų nelikus Papečkio, neliko jokios kūrybos, jie tik tai ardo ir užmėgsta ataką mes tikrai su šitais abiem kraštiniais gynėjais tikrai negalime. Treneriai, bet prieš atostogas pirmaujame, esame pirmi, įsivežam tašką išvykoje, einame atostogauti kokiamis nuotaikomis? Nuotaikomis aišku, jeigu pirmoje vietoje stojam, tai negali labai skūstis. Be abejo, nesmagu, kai prie tave vis prisitraukia komandos, vis prisitraukia, norėtųsi taip išlaikyti atstumą. Galbūt tai aišku mums suteiks papildomų jėgų paruošiamajam periode, jisai vis dėlto vėl bus sunkus, vėl bėgsim laiptais, vėl smėlininkysim, vėl į kalnus bėgsim. Reikia palaikyti tą formą per 3 savaitės praktiškai, per 2,5, kurių neturėsim. Gal tai mums suteiks naujų jėgų treniruotėse. Aišku, tai neblogiausias variantas, lygiosios, bet apmaudu, kad tai pačiai komandai prarandam jau 4 taškus mes praradėm. Ko palinkėtumėt žaidėjams per pertraukos metu ir po pertraukos? Pirmiausiai per pertrauką, kad reikia palinkėti visiems išsigydyti mikrotraumelės. Tikiuosi, kad Papečkis taps vėl pas mumis ateis su. Manau, kad Bezikornovas šiek tiek pripras prie komandos. Galbūt dar vienas gynėjas nusimato pas mumis, kraštinis ir vidurio gali žaisti, turi atvykti komanda. Pailsėti pirmiausia ir vėl kibti darbą. Ačiū, treneri.